Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras pristato Flex Picture e-book projektą – skaitmeninę knygą skirtą įtraukiam mokymuisi. Projekto tikslas – sukurti metodologiją, leisiančią vaikiškas knygeles paversti prieinamas visiems vaikams skaitmeniniu EPUB formatu. Ši knyga specialiai sukurta sutrikusios regos vaikams, dabar prisitaiko prie kiekvieno skaitytojo poreikių. Vaikai gali pasirinkti jiems tinkamiausią šrifto stilių, fono spalvą, raidžių dydį. Kiekviena iliustracija suskirstyta į 5 lygius, nuo detaliausios originalios iliustracijos iki mažiausiai detalių turinčio supaprastinto vaizdo. Vos vienu paspaudimu galima padidinti norimą iliustracijos detalę arba išskirti ją iš kitų. Vaikai gali skaityti istoriją patys arba klausytis įgarsinto pasakojimo pasirinktų greičiu. Vaizdo ir garso animacijos padeda lengviau suprasti istoriją ir sukurti malonią skaitymo patirtį. Šį EPUB 3 formatą sukūrė specialistai, dirbantys švietimo, mokslinių tyrimų, darbo su negalia bei sutrikusia rega srityse. Skaitmeninę knygą išbandė vaikai, jų tėvai ir pedagogai. Remiantis gautais atsiliepimais, knyga buvo koreguojama ir tobulinama. Prie knygos pridedamas ir tarpininkavimo vadovas, skirtas sklandžiam skaitimui. Jame pateikti įrankiai individualiam skaitimui su vienu ar keliais vaikais arba grupiniam skaitimui vaikų klasėse. Ši knyga yra puikus įrankis didinti supratimą apie sutrikusią regą ir įtraukias mokymosi priemonės. Flex Picture e-book yra Erasmus Plus finansuojamas projektas. Projekto partneriai. Daugiau informacijos apie projektą rasite www.flexpictureebook.eu.